Sveiki visi vandens mėgėjai ir mylėtojai. Šiandien turim Kakliniškių sodai, prie Elektrėnų, prie Vėduko. Jau mūsų 5 šiais metais padarytas gręžinys. Da, užsakovas sakė jo nefilmuoti, tai vat nefilmuosiu. Va, yra. Gavosi bendras gręžinio gilis 5 metrai. Va, Justinas stovi, laiko vandenį, pamatavom vandens debetą, kubas 137 litrai. 38 sekundės pribėgo per 12 litrų kibiras vandens, žodžiu. Prisipildo, va, vanduo prasivalęs, jau ledinis. Va, gražiai va bėga, puikiausiai. Va, tokia aplinkui dirbam, atvažiuojam su džipuku prie kavėlę. O grįžimo taškas. Nuo 1,5 metro prasidėjo vandeningas iš karto smėliukas, po to su benziniu grašu dar pasigrįžiau čia pirmoje vietoje. Bet pilkas molis prisidėjo, tai man nepatiko gręžinio šaktą išgręžta. Tai, nes čia Kakliniškių šitie sodai prie autostrados jau šiais metais jau pas juos lastymo vanduo visiškai yra pilnai atjungtas. Tai va, tai čia žmonės turi šiltnamiai, išpuoselėtas sodas visas, trešnes. Va, visokiausi, va, žąsis, antis, vištos. Va, gražiai atrodo, va taip. Va. Nu, ir graži diena, ir, kaip sakant, gražus rezultatas. Ir vanduo geras, be geležies, gerai prasivalęs, va. Va taip atrodo gręžinio šaktą, 2 gręžinio duobės. Va. Tai va, tai antras gręžinukas šiandien. Žmogus labai jau prašė, nes tie karščiai prasidėjo, paukščius girdit. Nu va, liuks, kai viskas pasiseka. Šiandien ryte gavosi irgi trumpas gręžinys, 7 metrai. Ten gavosi pas irgi kubas 100. Na čia tas pats praktiškai. Tai ką tada, visiems geros dienos ir gero vandens. Iki.